Sveiki, eteryje rubrikų ciklo Ar žinojai, kad dar viena laida rengiama draugė su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Užauginę vaikus puikiai žino ypatingą laikotarpį jų gyvenime – paauglystę. Dažniem tėvams šis laikotarpis būna nemažesnis iššūkis. Kaip padėti vaikui išgyventi šį virsmą, kaip turėtų elgtis tėvai šiuo laikotarpiu. Apie tai šiandieninis Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistės Inetos Dabušinskaitės pašnekesys su šeimos santykių lektoriumi Vaidu Arvasevičiumi. Pasiklausykime. Labadiena. Labadiena. Taigi, kuo ypatingas, žvelgiant iš psichologinės pusės, paauglystės etapas jauno žmogaus gyvenime? Na, tai yra momentas, kada vaikas tampa suaugusiu žmogumi. Tik tai tampa jisai ne iš karto tokiu, o per įvairiausius sukrėtimus jisai iš naujo, galima sakyti, visiškai iš naujo susipažįsta su aplinka, su žmonėmis jį supančiais, jisai iš naujo atranda tėtį, mamą, atranda mokytoją, nes jo santykis su šitais žmonėmis ir aplinka tampa visiškai kitokiu. Taip sakant, tai jį supantys žmonės jau nebėra tie besąlygiškai teisūs autoritetai, o tai yra žmonės, kurie irgi gali klysti, jie turi savo nuomonę, o vaikas su tarpu pajunta, kad jis turi savąją. Ir aišku, kyla ir konfliktai ir su suaugusiais žmonėmis, nes jie būna nepasiruošę tokiam virsmui vaiko. Nors visi mes žinom apie paauglystę, patys galų gale, bent jau kai kurie tikrai buvom paaugliais, taip? Tuo tarpu, vaiko virsmą šitą priimti mums visiems vis tiek yra labai sunku. Mes kaip pamiršę, kad toks virsmas vyksta ir mūsų gyvenime vyko. Taigi tas momentas yra svarbus vaikui, nes paauglystė ateina kartu su poreikiu identifikuoti save. Reiškia, kyla tokie klausimai, tai koks aš, tai kaip man reikės gyventi dabar, nes vaikas pradeda suvokti, kad jisai yra autonomiška būtybė. Ir aišku, ir suvokti, ir stengiasi kitiem ir savo įrodyti ir įsitvirtinti kaip autonomiška būtybė. O autonomiškai veikiančiam žmogui, individui be jokios abejonės reikalingi tam tikri resursai, jau nuosavi resursai. Reiškia ir charakterio savybės, ir bruožai, ir talentai, ir gabumai visokie pradeda būti svarbus paaugliui, jis ieško jų, jis kabinasi ir į bendramžius, į kitus žmonės, bet kartu jisai jaučia, kad gali kabintis ir į save, kas yra labai svarbu. Būti su kitais žmonėmis mes kokybiškai galim tik tai tada, kai mes labai gerai atrandam save, tikrai save. Tai paauglystė tos savęs paieškos, kas aš esu, koks aš esu ir kaip aš veikiu, kaip mane mato kiti, visi šitie klausimai labai tampa svarbus, tuo tarpu atsakymų paauglys iš karto kaip ir negauna ir neturi jų, ir tos paieškos jūs būna skausmingos savo identiteto, visokiojopo identiteto ir kaip asmenybės, kaip emocingos asmenybės, kaip socialios būtybės. Ir tame tarpe ir kaip to profesinio identiteto irgi, nes kažkaip tai jau reikia eiti link to, jog reikės išgyventi šitam pasaulyje, pradedama domėtis, kaip išgyvename šitame pasaulyje, atsiranda santykiai pirmieji, atsiranda lytinis potraukis, reiškia berniukai atranda mergaitę, mergaitės atranda berniukus, potraukis kitam žmogui ir draugystės visai kitokia kokybė. Draugai vertinami kitaip, yra imamas pavyzdys kaip ir suaugusio žmogaus, bet ir bendramžiai labai didelį įtaką turi. Tai yra išties ganėtinai sunkus periodas, nors ne visi išgyvena kažkokias tai dramas. Kiek man teko susidurti, kai kurie tėveliai manęs klausia, ar viskas gerai, jeigu mano paauglys kažkaip tai ramiai praeina tą savo paauglystės periodą, reiškia, ir jisai tenais jokių sukrėtimų kaip ir tokių neturi. Tai sakau, ir ačiū Dievui, ir gerai, reiškia, kaip tas siautulys, matyt, jam yra nereikalingas, jam sklandžiai sekasi identifikuoti save, ir ačiū Dievui, ir viskas bus gerai. Nereikia dirbtinai, tai tikrai nereikia kelti dramų, nes žmonės, kurie gyvena tose dramose, jie gali pasakyti, kad jie ir pavargs, ir išvargs, ir to erzulio daug, ir tų pykčių daug.
ir tas reguliavimas dar vis kaip ir atrodo tėvam, kad reikalingas, bet paauglys sako, kad jau jisai pats gali savimi pasirūpinti ir tų tokių nuolatinių susidūrimų labai daug šeimose ir tai vargina iš tiesų. Bet kokiu atveju, tai šitą periodą mes turim suprasti kaip virsmą vaiko suaugusių žmogumi, tai labai labai svarbus momentas iš ties ir pasitikėjimas yra tai, ko tuo metu paaugliui ypatingai reikia iš mūsų. Mes turim tam tikrą prasme sankcionuoti lygtai, leisti tam virsmui vykti. Tas virsmas vyks ir be mūsų leidimo, bet leidžiant jam vykti, vaikas jausis tvirčiau šiek tiek. Dažnai tėvai skundžiasi, kad sunku susikalbėti arba kad negalima nieko pasakyti savo paaugliui vaikui. Ką tėvai turėtų žinoti, kad vaikai juos išgirstų? Tėveliai turėtų žinoti, kad dabar yra svarbiau ne jiems kalbėti paaugliui, dabar yra svarbiau klausytis paauglio, ne klausyti, o klausytis, išgirsti, mokėti išklausyti, ką paauglys sako, ką jis kalba, kokias nuostatas jisai išreiškia. Todėl aš sakyčiau, kad tas klausimas, kaip paauglius, kartais klausiu, kaip priversti juos išgirsti, išklausyti, ką tėvai sako, nereikia jų versti, jie viską puikiai girdi, jie visko jau girdėjo tuos prieš paauglystę visus buvusius metus, taip kad tiesiog tėveliam norėčiau palinkėti šiek tiek daugiau tos ramybės, tikint, kad tai jau ką į vaikus įdėjote per tuos metus iki tos paauglystės vadinamosios, tai visa tai jame ir yra. Ir jeigu dabar kažkas tai netenkina jūsų, ką jūs matote vaike, tai žinokite, kad tai ir buvo sukurta per visus tuos metus. Tai kaip sakoma, nėra kam čia tų pretenzijų reikšti, jo labiau tam pačiam paaugliui, nes jo nuostatas suformavo mes savo pavyzdžių, savo gyvenimu, savo bendravimu su juo. Plus, aišku, jisai formavosi ir pats, tik tai reikia prisiminti, kad paauglystėje, paaugliai, vaikai, jie girdėdami kitokią tėvų nuomonę, nelinkę atsisakyti savosios. Jie labai stipriai tiki tuo, kad jie patys labai gerai žino, kaip čia viskas veikia, kaip jie nori, kad būtų. Tai yra nedėkingas užsiėmimas bandyti vaikus priversti, išgirsti nuomonę, priimti nuomonę kitokią. Aišku, dalintis nuomonę kaip alternatyvą pateikti yra būtina, tačiau neturėtų būti mūsų idėja pakeisti paauglio nuostatas. Mes galim suteikti galimybę sužinoti alternatyvą ir suteikti laisvės jam pakeisti arba nepakeisti savo nuostatas. Dabar šiek tiek užsiminėte apie tai, nes juk yra sakoma, kad iš tikrųjų paauglystėje vaikai mums būtent ir atiduoda tai, ką jūs įdėjome vaikystėje. Tai gal galėtume dar šiek tiek plačiau tai pakomentuoti? Atiduoda, tai parodo, kaip mūsų auklėjimas suveikia augant tai asmenybei. Reiškia, į ką virto tai, ką mes pateikėm. Tai mes pateikėm vertybės tam tikras, mes parodėm, kas šitame gyvenime yra priimtina, kas nepriimtina, kaip bendraujama yra su kitais žmonėmis, kas yra kultūra, kas yra nekultūra. Ir visa tai, kaip mes pateikėme, dabar mes matom, kaip veikia mūsų vaiko gyvenime, nes jis dabar aišku, ir pats turi tam tikrų požiūrių, ir pats turi tam tikrų interpretacijų, ir pats savo vertybės jau tam tikras turi ir kuria, nebūtinai viską, ką jisai turi, jis paėmė iš tėvų, nebūtinai, nes žmogus, jis nuo pat gimimo yra atskira būtybė, atskiras individas ir jisai atsineša į šitą pasaulį kai ką ir savo užtaisą. Negalim čia vien tik tai savo tų medalių kabinti už tai, kokį mes vaiką užauginom. Nežiūrint to, kad vaikai kai kurie užaugo ir ne visai tokie, kokiais mes juos auginom būktai, atrodo lyg auklėjom vienaip, o išauklėjom kitaip. Nors čia aišku slypi šitame ir mūsų nežinojimas kaip auklėt. Mes galvojame, mes auklėjom dorovingai, tačiau perteikėm galbūt visai kitokias vertybės, negu kad įsivaizdavom, kad perteikėm. Tuo tarpu taip, vaikai, jie paauglystėje jau turi savo įsitvirtinusias nuostatas, savo nuomonę ir šitą vietą pakeisti kažko tai nelabai išeina. Dabar tik tai tėveliam iššūkis, o kaip susitaikyti su tuo, ką mes matom dabar. Retas, kuris pajėgia su tuo susitaikyti. Dažnas nori pakeisti tai, nes mato
kad viskas kažkaip netaip gavosi, kaip norėjosi. Ir savo klaidas kai kurie tėveliai mato. Tuo tarpu keisti kažką tai dabar, perauklėti, netinkamas metas. Netinkamas metas, dabar mes galim vėlgi kalbėti su paaugliu, kad vienaip ar kitaip jis besielgdamas, jis gali susilaukti štai tokių arba kitokių pasekmių, klausti, ar jis pasiruošęs tom pasekmėm, nes tai bus jo atsakomybė, reiškia taisyti tas klaidas arba tose pasekmėse kažkaip tai veikti. Ir dar vienas svarbus yra niuansas, kad paauglystė, kaip atėjo, taip jinai ir baigsis. Vaikas užaugs, jis taps suaugusiu žmogumi ir būdamas suaugusiu žmogumi, jisai tas klaidas, kurias jisai daro, jisai pats ir taisys, jeigu jisai norės. Tai, kokiu jisai tapo, jis galės save ir pakeisti, ir galės nuostatas keisti, jis dar daug virsmų gyvenime patirs. Taip kad, jeigu paauglystėje mes pamatom vaiką vienokiu, tai nereiškia, kad jisai tokiu bus ir visą likusį gyvenimą. Tiesiog turim prisiminti, kad vaikas tapęs suaugusiu žmogumi su savo gyvenimu galės padaryti viską, ką norės. Klausimas tik tai, kiek jis turės motyvacijos savo gyvenimą tą keisti. Bet už kokybę savo gyvenimo jis bus atsakingas tik tai pats. Ir leiskim jiem būti atsakingais už tai. Priminkim jiems apie tai, bet svarbiausia, priminkim savo apie tai. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Tiek šį kartą. Priminsiu, kad rubrika Ar žinojai, kad galite klausytis kiekvieną ketvirtadienį, o pakartojimų šeštadienio rytmetį. O mes siekdami, kad rubrikos būtų naudingos kasdieninėme jūsų gyvenime, kviečiame jūs aktyviai dalyvauti kūrybinėme procese. Jūsų klausimų ir pasiūlymų laukime elektroniniu paštu noriu-girdėti@gmail.com. Daugiau informacijos apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, renginius ir užsiėmimus rasite biuro svetainėje internete adresu marijampolės.vsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkimės savo ir artimųjų gerą savijautą patys, o mes tenksimės naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems. Iki kitų susitikimų.